Visų savo pašnekovo visą laiką prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Jonas. Tai aš toks tikrai kraštutinumus perlipu. Jau esi tą nuomonę išgirdęs, iš antras žmogus iš tavęs girdžiu apie kraštutinumą. Tai gerai, bet labai gerai ir nuskambės, linkęs į kraštutinumus, jo, labai tiksliai pasakyta. Jo. Koks jūsų vardas? Jonas. Iš kur esate? Aš iš Panevėžio, visą gyvenimą Panevėžį gyvenau, gimiau. Kiek jau metų? Man lygiai 50. Kada suėjo 50? 25 dieną, užvakar. Kaip jaučiatės 50? Labai gerai, nuostabiai. Skiriasi kažkom nuo 40, kai jums buvo 40 ir dar 50? Aiškas skiriasi, be galo, be proto skiriasi, iš esmės skiriasi viskas. Nu, tada tai buvau visiškai duobėj kažkokiuose kančiuose, ten murdžius kažkur, tai ten nežinau, nei ką aš noriu, nei kas aš esu, nei ko man reikia gyvenimą. Iš vis toks pasimetimas, žinai. Tai va, dabar pas mane viskas tikslo, aišku, suvokiama, suprantama, laimės pilna širdis, protas. Pradžių stipriai nesisekė, dabar sekasi. Tai. Kaip prisimenat savo ankstyvąją vaikystę? Prisimenu, ten man gal metai kažkur laiko, žinai, bet aš dar nevaikštau, aš ten kažkokią mašinėlę ten žaidžiu koridorių. Ir matau, kažkoks veiksmas vyksta, žinai, kambarį miegamai. Tėtis su mama ten kažką ten susikabinę, ten, vienu žodžiu, bet kai vaikas nelabai supranti, kas ten, bet jie ten vienas kitą, žinai, paleis plaukų, žinai, ten kažką ten man skauda, ten. Ir man tokia baimės, didžiulė panikos, baimės, toks emocija, tai va tas toks užplunda ir aš pradedu verkti. Tai jie vienas nuo kito atstoja, mama prieina prie manęs, mane pakelia, ten guodžia mane, žinai. Tai vienas žodžiu, nuo šito momento, kada tėtis prie mamas būdavo arčiau, dar ankstyvoje vaikystėje ten, ašgi tam pačiam kambarį miegodavau, tai man visada kildavo nerimas, kad jie ten pradės kažkaip muštis tarpusavį. Tai va, tas va, toks vaikystės periodas, tai visada taip, jie ten prieina ir man va tas kad tik jie nesimušti, žinai, kad jie ten nesimušti, žinai. Automatinė pas mane emocinė kažkokia reakcija, ne kažkokia tiksli, nerimas, labiau net į skausmą panors, baimė, žinai. Ir iš tikrųjų nepasakys, kad aš taip nuosekliai prisiminsiu savo tą emocinę būseną, bet į tuos tokius antplūdžius tai aš puikiai prisimenu. Jo, po to su laiku tai tiesiog susiliejo savę su peizažu, žinai, ir dingo iš akių tas, žinai, priežastinė, nuo kur tas viskas prasidėjo. Daug dirbu su savim paprasčiausiai, daug analizuoju, lendu į tos momentus ir man tas, tiesiog kaip tas pirmutinis, tas moters vyro santykis, žinai, paskui šeimos aš 3 kartus išsiskyręs, žinai. Dėl ko tas buvo, žinai, tai supratau, pamačiau, žinai, kad tai labai paveikė mane. Bet, tai aš pats priėmiau, kaip pasakyti, nesvarbu, kad aš ten buvau kažkokiam tai amžiui, ten visiškai, bet jie man tai fizinės jokios kančios nesukėlė. Jo, jie manęs nemušė, jie manęs nekankino, žinai. Ta, ką prisimenu, tokio, kas tikrai mane paveikė ir žinau, kad tai paveikė per visą gyvenimą, kad tai dėjosi vieną tokį kaip ilgą istoriją, žinai, bet šituo pagrindu. Tas moteris, tas artimus santykiai, jie tokie tapdavo visada tokie, aš to nejaučiu, nesuvokiau, bet mane visada taip negalėdavau būti laisvas, negalėdavau, kažkaip įsivaizduodavau, kad to vyks kažkokia kova, žinai, kad man reikia būtinai kovoti su moterim, reikia jas nugalėti, bet jinai, tai čia jau paskui peraugo į tos tokius mąstymus, ten transformavosi taip, kad, tiesiog visiškas nesąmonės. Pas mus šeima ta chaosis toks, tėtis su mama, jie tokia chaotiška šeima. Nebuvo tvarkos tokios, žinai, kad nustatytas kažkas, kur, aš turėčiau kaip vaikas savo pareigą, savo vietą, žinai, savo kažko atsakomybės, žinai. Nebuvo tokių aiškiai išreikštų ribų, viskas taip, randam, kaip nori. O kodėl? Tai dėl to, kad jie patys tai buvo auklėti, jie patys iš kur atkeliavo. Tėtis čia buvo 2 metai, 22 gegužės buvo kaip tik metinės, kaip 46 metais jo į Sibirą ištrėmė. Tai užaugo jisai tenai į Sibirą, žinai, bet tėvo su mama ten, ta mama ten sunkiai dirba, su badu ten kariavo. Vienu žodžiu, siaubingas sąlygas užaugo, aš tai sunku suvokti iš tikrųjų, kokiuose sąlygose, žinai. Mama lygiai tas pats irgi. Mano mamos tėtis savanoris buvo kareivis, nepriklausomos Lietuvos armijai, tai kontuzitas kelis kartus ten, vienu žodžiu, psichinės negalės turėjo. Tai tokie atsakymai. Tėtis darbininkas, metalo apdirbimo ceche dirba, šlifuotojai, frezuotojai, mama laborantė. O kaip jie bendravo su jumis, kaip prisimenat, kaip jie į jūs žiūrėjo? Tai
tokia, tas bėgimas, įsijungia į bėgimą, vienas po pietų dirba, kitas iš ryto, žinai, 3 vaikai buvo. Vienas keičia kitą, dar tam tarpe valandos laiko kažkur tai jų nebūna nei vieno namuose, žinai. Jo, tai ten, ir taip iki šeštadienio, sekmadienio taip atvaro, žinai, vienas po kitą, po tai šeštadienio, sekmadienis kaimas daržas, žinai, ten irgi vėl varo, ten nepakeldami galvos, žinai. Tai va, tai taip visas gyvenimas praėjo, tai ten bėgom, žinai, bėgom ir susitardavo ten riksmų kažkokių pagalba, žinai, ten grasinimais visada, ten kažkokiais, nu, tarpusavy taip bendraudavo, žinai. O kai vaikas buvot, jautėt, kad trūksta tėvų, ar ne? Tai faktas, aš galvoju, kad taip. Dabar, iš tikrųjų, dabar pasakyti, negaliu pasakyti, ar trūko, ar netrūko. Atsisuka atgal, pasakyčiau, kad taip, žinai, kad trūko bendravimo, trūko, va. Nesenai iš tikrųjų irgi suvokiau. Labai daug sumušties buvo gyvenime, žinai, kaip pas vaiką, nieks neaišku, kaip kas turi būti, kaip vykti, kas nors, žinai. O šeima, bendravimas pats toksai slopinantis, žinai. Jo, tu ten kažko paklausi ir negauni atsakymą. Ir tylėk ten, žinai, nusičiauk, tylėk. ir jo, tu vieną kartą paklausi, antrą kartą, trečią kartą paklausi, nu paskui viskas, žiūri, kad jau gerai nebegali klausti. Gaunasi toks, tu negauni atsakymą, pats pradedi kurti. Pradedi kurti, dar žiūrėk, dar kas toliau vyksta. Kuri, nežinodamas, neklausdamas, dar labiau fantazuoji, dar labiau klysti nuo tiesos. Nu, tai ir tų temų tokių, nu tiesiog nuo vaikystės, kai pradėjau rinkti tokias savo fantazijas gyventi kažkokios susikurtuose, tai, nu, čia kas yra iš tikrųjų tas, kai tu nežinai atsakymą, tai yra psichologinė būsena vadinama sumaištis. Sumaištis kiekis didėja, psichologinė sveikata blogėja. Kaip pasakyti, esminis momentas mano gyvenime dar buvo, mane tėvai išvažinėjo į Sibirą. Tai va, mane pas močiutę galvoja palikti, bet tai svarbiausia, jie nieko man nepasakė. Jie paprasčiausiai iš ryto atsikėlė, visi mes atsikėlėm, aš ir galvoju, kad važiuoju. Aš ten kaip tik su sesė dar dieną prieš tai savaitę ginčinus, jinai jau kažkaip man sako, tavęs neims, žinai. Sesė vyresnė už mane 8 metais. Aš sakau, jiems dar taip, žinai, bandau ginčio pagalbą nuspręsti, kad aš važiuosiu irgi. Nu ir rytas mes ten važiuojam pas tą močiutę ir vieną žodžią tėvas sako, žiūrėk, Jonas pas tave pabus. O, tik sako, tai kodėl tu nepasakei anksčiau, žinai? Tai sako, pats nežinojau. Na, melavo aišku, žinai. Irgi svarbi detalė, nesgi ką vaikas mato, tai po to svarbu paskui jam gyvenime, žinai. Bet ir tas mane palieka, išeina ir man tokia trauma didžiulė, toks, nu, kaip pasakyti, neteisingumo jausmas, kad su manim pasielgė neteisingai, žinai. Pirmas atvejis, kaip aš pajaučiau save, kad su manim neteisingai pasielgė, žinai. Tai va, aš ten bėgu į kitą kambarį, aš ten sustabarėjęs visą dieną prastoviu, net niekur nepajudu. Tos tokios būsenos, žinai, pakylu, emocinė kreivė vadinosi dabar, žinai. Tai va, nesenai čia iš tikrųjų dasikapšiau kitų dalykų, žinai, tokių. Pakilė, pykstu, žinai, pykstu, žinai, paskui pykstis pralia į neviltį, jis tokia, žinai, apatija, tylu, toks iš vis ryksmas širdies, žinai, skausmai, kančia tokia, bralės skausmą, tai neįsivaizduojami kiekį. Ir ką, po to prisimenu, kad buvo dėdės užėjęs į kambarį, sakė, kad rytoj pusbrolis atvažiuos. Tai va, man ta mintis, taip, žinai, uždega tokį viltį kažkokią, žinai. Tai jau prasideda į viršų, emocija lipa, žinai, atrodo jau linksmėju. Ir čia jau aš pats sąmoningai nusprendžiu, kad aš negaliu būti linksmas. Aš turiu pykti. Jo, todėl, kad jie mane paliko, jie neteisingai pasielgė ir aš čia jau turiu pykti, supranti. Tai va, nu, tas ir nuėjo taip per gyvenimą, žinai, iš tikrųjų. Tai nulėmė mano gyvenime, bet tai mano pačio sprendimų. Šiai dienai tai aš pats suprantu, nes aš pats priėmiau sprendimus, kad nebūti laimingu, nebūti sėkmingu, o tiesiog, va, nu, kada gyvenimas pasisuka į gerą pusę, tiesiog nuspręsti pykti ir per gyvenimą tiesiog taip, va, kaip ir bangavau, žinai, nuo apatijos kažkokios iki truputį linksmumo, vėl pyktis, žinai, ir vėl tas ir taip, va, taip jo. Dabar jo, jeigu gyvena žmogus apatijai, jam ko reikia? Jam reikia kančios visada, žinai, jam reikia, kad tą emociją išgyventų, žinai. Tai va, tai ko reikia? Nelaimė visokių nesėkmių, žinai, ir taip toliau, traumų, žinai, ligų, tai taip ir gyvenu. Tai ten nuo pačio ankstyviausios vaikystės, ten va, pas tą pačią babą, ten 3 metai, ten tokia pamatų duobė įkrituoti, žiemos metu, žinai, ten kapinėse pasiklystų, žinai. Nu, vienu žodžiu, va taip, kas kokių pusę metų vykdavo kažkokia tokia didelė trauma, ar sunkus, koks nelaimingas atsitikimas, jo, nu, tėvai turėjo rūpesčių, tai tikrai Dieve mano, žinai. Ai, teisingai, dar aš tada savo prisakiau, kad kada grįž į atgal, aš jam keršysiu, žinai. Aš su jais nekalbėsiu dar vienam mano pažadas buvo. Keršysiu, nekalbėsiu, turiu pykti, žinai, tai va, tokių daug manifestacijų, kurios į mane nuo 2 metų, va, tiesiog va, nu, surakina mane patį, aš pats save surakinu savo tom mintim tokiom, žinai, na. Tų traumų taip ką, paskui peraugo, žinai, paaugiau, prasidėjo jau kalėjimai, tada jau rimtesni dalykai tokie, žinai. Tai jos pamatė jau ankstyvoj toj vaikystėje, kad su manim bus reikalų, žinai, nes aš ten ir tą, žinai, ir ten iš parduotuvės vagiau, ir ten dviratį kažkokį vagiau, žinai. Iš kur tai kilo? Čia iš to pykčio
pykčio kažkokio, vat, ar iš poreikio vagystės atsirado? Kad net tokio poreikio, kad ten nebūtų ką valgyti namuose, tikrai nebuvo. Čia, vat, iš to poreikio išgyventi emociją. Dabar tai aš tiksliai galiu pasakyti. Tada tai tiesiog kažkokie impulsai ir nesuvokiam dalykai, kodėl aš taip darau, žinai, ten kaimynas kažkoks pasitaikė, žinai, pasiūlė, ten žiūrėk, sako, aš dviratį turiu, iš kur sakau, gauju tą dviratį. Va, sako, pavagiu, tai kaip tu čia pavagiai, sako. Tai va, einam, parodys ir tau. Tai labai paprasta, sako, einam prie parduotuvės, jis ten ant vieną šoka, aš ten ant kitą tą dviratį, žinai. Tėvas ateina, sako, vaikai šneka, kad tu dviratį nusipirkai, žinai. Iš kur tu čia tą, sako, dviratį nusipirkai? Na, iš kur aš tą dviratį nusipirkau? Na, tai va, dar ten, tai baigėsi viskas tokiom labai sudėtingais, sunkiais nusikaltimais šeimos atžvilgiu. Aš ten pavagiu už mamos 110 rublių. Tai va, aš iš jo pavagiu, mes nusipirkam mopedą ten su draugais. Nu, tėtė jau pradeda mąstyti, kad reikia kažką su manim daryti, nes jeigu aš čia taip toliau kursiu savo, tai dar sunkiau viskas baigs. Tai jis mane į sporto mokyklą, į plaukimo klasę. Surado ten trenerį pažįstam man ir taip, kaip pasakyti, jo, tas plaukimas, sportas biškutį mane sulaikė. Iki 8 klasės beveik jo, su plaukimu, su sportu, žinai. Tai tas toksai sporto laikotarpis, jisai, ramesnis buvo. O kodėl tas sporto laikotarpis užsibaigė? Pats savo sprendimų, paauglystė, kažkokias emocijas, ten su trenerė kažkas ten mane įžeidė, ten liepė kažką daryti. Čia mano pačių sprendimų, žinai. Nieko atgal žiūriu, kiek jinai mane įdėjo darbą, žinai, ir žmogus tikrai, kaip treneris dirba su tam, žinai, tikisi iš tavęs kažkokios gražos, žinai, tu turi kažkokį rezultatą pasiekti. Nieko, aš net nesakiau tėvam. Aš taip kažkaip savarankiškai gyvendavom, pas mus to bendravimo kažkaip šeimoje, ten tėvas jau bandydavo kalbinti mane, bet aš su juo nekalbėdavau tiesiog ten. Toks pykti tie atsakymai, atstok ten, netrukdyk, žinai, tai atsiremi tas lubas, kai nusprendžiu, kad man jau vėl reikia laikas pykti, žinai, ir po to, pykti iš to pykčio būsenai padarau kažkokią nesąmonę, kad jau reikia jau patys grims žemyn ir vėl lipu į viršų. Tai va, ir taip ir bangavau, žinai, taip ir langų daužimais, visokių langų, žmonių ten, muštynės, žinai, toks, sakau, tiesiog gyvuliškas vidai kažkoks žvėriškumas, žinai, prieš viską, prieš visuomenę, žinai, visi kalti, žinai, visi atsakingi už mano nuoskaudas, žinai, nesuvokimas savęs, jausmų nesuvokimas. Tame laikotarpį tokių kaip planuotų nusikaltimų, tokių, žinai, protingų, tai ten jų nebuvo. Jie tokie, kaip pasakyti, gerimo mendo kažkas ten. Jo, tiesiog būdavo tokie, chuliganiškas elgesys daugiausiai. Sakyčiau taip, tik vien chuliganiškas, o jau nuo 19 metų ten atsimenu toks mano draugas. Mes jo kalbėjomės ir jis toksai, žinau, moralė, blogis yra geras dalykas, čia, žinai, taip, jis mane įtikino ir aš prie. Kad blogis yra geras dalykas. Kad blogis kaip kad tikslo siekimus, kad, eini ne į tai, kad daryti gerą gyvenimą, daryti blogą, žinai. Ir iš to jau tu statai savo ten tos strategijas, tos tikslus, žinai, ten tie kažkokie tai veiksmai, kuriais tu užsidirbsi gyvenime, žinai. Bet viskas paremta tuo, į tą pusę judėjimas. Tai mane tada nusvėrė ir tada jau prasideda mano tas toksai, kriminalinis tas toks gyvenimo būdas ir tai kriminalinį uždarbį. Jo, tai irgi vagystės ten ir taip toliau, žinai. Tai. Kada pasijutot, kad tie nusikaltimai, nuo 19 metų, kai kažkoks apsisprendimas jau toks, kaip suprantu, plius minus įvyko, kad čia bus jūsų ateitis, ar taip galvojat, kad čia, aš dabar taip gyvensiu ir čia... Tai visada taip galvoju, būdas įsviravimo gal, sakykime, 2004-2005 metai išėjau iš kalėjimo, 2005. Jo, aš pravieniškai išėjau 4 metus atsidėjęs, 2004 metai. Ir tai kokius metus laiką dar pavaikščiau ten po Panevėžį, tai taip, buvo toks įsviravimai, tai kiek galvoju, kaip čia man čia nieko tokio realaus nesukuriu, kad ir tam kriminaliniam pasauliu nelabai man ten kažkas, žinai, neužsikūrė, žinai, galvoju, kaip čia man, tai tokių buvo toks tarpas, gal kokie 2-3 metai, ne daugiau, gal kokie 4 metai net. Jo, buvau į Airiją išvažiavęs, buvau įsidarbinęs, dirbau ten universitetą, mokiausi, vienu žodžiu, buvo toksai laikotarpis. Ja, po to kažkas biškį nušokau ir vėl tą patį, ir net iki 22 metų, tai tikrai buvau pilnai įsitikinęs, kad čia mano gyvenimo tema yra, kad aš esu geras, ką aš darau. Kaip atrodė pirmas įkalinimas, kada jisai buvo? Pirmą kartą man ten kokį 21 metai, gal 21 metai, aš pusę metų buvau sulaikime už parduotuvės, vagystę parduotuvės, kaimo parduotuvės. Atsidarė jau areštiniai, jau viskas, sulaikė tave tarda, tave ten vos nekankina. Jo, tada buvo visokių tokių dalykų, tai biški šokas buvo, man pamačius tos, žinai, kriminalistus, tos operatyvus.
atėjus darbuotojus, jų darbo metodus, tai biški buvau šokiruotas. Sudėtinga, gan sudėtinga ta areštinė, Anykščiuose, ten kaimo areštinė, ten nei langų nėra, ten tas kiberas tolėtas, žinai, kiberas kampės stovi, atsistoti ten oro nėra, vienu žodžiu, viskas, kas tik kaip įmanoma blogiausiai, žinai. Tai va, dabar iš vis neįsivaizduojamos sąlygas, blakės ten atsima nutelės, šokinėjo naktį, žiūriu, kas čia šokinėjo. Su tais, kaip pasakyti, kriminalistai, žinai, toks buvo tikrai, aršus pokalbiai buvo, na, jie ten mane kaip fizinis visais, tokius, žinai, ir, mušė, kitaip sakant, jo, mušė, ten be persto, ten kokias 3 paras, 4 paras, žinai, ten dieną naktį ten ištempė, žinai, ten, vienu žodžiu, žinai, jo, sudėtingai, aš sakau, net neįsivaizduoju, galvoju, kas čia dabar vyksta su manim, žinai. Ir ta pirma patirtis, bet jinai vyksta, esat jaunas, 21, policininkai daužo, praeina visas šitas, išeinat ir grįžtat į tą patį ir darot tą patį. Iš karto? Ne, iš karto, žinok, sakau. Vat, žinok, savaitę, 2 laikotarpį, atsimenu. Dėl to, kad būsena tokia, kad nematau kitų variantų, žinai. Vat, tiesiog vienas krypsta, aš taip turiu elgtis, žinai, ir viskas. Pamiršai paprasčiausiai, tas labai greit nueina jų, mūsų organizmas taip sudėtas, kuo ta trauma didesnė, kuo jin sunkesnė buvo, kuo didesnį išgyvenimai, tuo jinai labiau į užmarštį nueina. Tai išeinat iš Anykščių, gyvenimas verda. Jo, pilnu tiem, aš vis net nesakau. Kas yra jauno žmogaus, kuris pasirinkęs kriminalinį pasaulį, kas yra jūsų aplinka, su kuo jūs bendraujat, kokie žmonės supa, kaip jūsų kasdienybė atrodo? Tai draugai, renkėsigi pagal gatvę, pagal savo charakterį renkėsi, pagal tai, kur gyveni, kuriam rajone, kokiam name gyveni, tai taip ir formuoji savo tą aplinką. Labiausiai tai pagal save, pagal savo charakterio savybės, žinai. Kokias buvo tuo metu? Tai aš suprantu, kad kažkas vis tiek labiau tokį pykčio pusę buvo. Jo, tai jo. Aršumą? Taip. Manau, kad pas mane tik tai buvo bukas toksai tas piktumas, pas mane mąstymą ir ten kažkokio strategavimo, strategiško mąstymo, ten būrimo, dar planavimo, ten to visiškai nebuvo. Aš ten toksai labiau aklas, toks pats buvau to valdomas, tai labai lengvai su manim buvo ten, žinai, kažkur tai mane nukreipti į vieną pusę, į kitą pusę, nes žmogus, kaip, aišku, čiagi priklauso nuo mūsų kiekvienas, vieni būna sąmoningumo tie blinksniai didesnį, ilgesnį, trumpesnį, žinai. Tai va, bet realiai tas, kuris gyvena ten kažkokiam tai savo tam kevalė, tai jis to mąstymo tokio, kaip šiandien matau, kad kas tas yra mąstymas, tas galvojimas, tai jo praktiškai nebūdavo nieko, žinai. O kaip atrodydavo dienos? Jo, išsikrapšti iš lovos iki pietų laiko, ten kažkur tai ten pasivaikšti gatvėm, po to jau kažką planuoji, ką tu ten veiksi, kokį nusikaltimą planuoji, žinai. Tai va, ir taip vėl. Būna, blyksteliu, kaip norėdavau paspartuoti, ten kokį mėnesį, 2 mėnesius kažkaip biškį spartuodavau, ten krosą bėgiodavau, dar kažką darydavau, žinai, vaikščiodavau salę ten kokią, tai va, po to vėl kažkur atkrenti, žinai. Nieko neveikia, žinai, vien tik tai blaškymais, žinai, gatvėmis ir nuobodžiavimai ir sumuščių rinkimas, žinai, ieškojimas, kas kaltas, kas. Jo, toks kaip biliardo kamaliukas, žinai, bum. Kaip atrodė tas Panevėžys, kurio gatvėmis blaškėtės? Man toks pavojingas buvo, man toks, žinai, jo, jisai pilnas grėsmių, nusikaltimų, nusikaltėlių, jo, man asmeniškai. Tai nebūtinai, kad jis toks buvo iš tikrųjų, jis dėl manęs toks buvo, dėl mano nuo to tokio gyvenimo būdo, dėl mano tokio pačio vidinių baimių tų prikauptų, dėl tų gyvenimo visokių atsitikimų. O aplinka, va tokia tolimesnė, ne tie kažkokie kriminaliniai draugai, bet va, tėvai, ten buvę klasiokai, žinojo, ką jūs veikėt gyvenime? Buvę klasiokai, jo, draugai, jo, buvo draugų, yra ir dabar yra, jie ir niekur nedingė, tai faktas, kad visi žinojo. Būdavo bendravimo, aš pastoju palaikiau ryšį ne vien tik su tais, kaip pasakyti, kriminaliniai, bet ir su paprastai žmonėm, žinai, yra ir jie dabar, po šiai dienai yra ir su jais, ir suskambinasi, ir mes palaikom ryšius, ir gal neblogi santykiai, gal net galiu pasakyti, kad labai pagerėję santykiai. Tada nesugebėjau, žinai, vertinti. Jo, aišku, kad jie atstumą tai laikydavosi, faktas, žinai, dabar šiai dienai kaip atgal žiūriu atgal, tai matau, kad tiesiog realybės tokia skiriasi, kad tiesiog labai didžiuliai atotrūkiai buvo. Mano paties nesuvokimas situacijos, žinai, mano paties tas toks susigūžimas, susikaustimas, žinai, į tą rūmų visokie. Kai bendrauji su vienokiais žmonėm ir kitokiais žmonėm, neatrodydavo tas paprastesnio žmogaus gyvenimas kažkuom labiau traukiantis, nežinau. Atrodydavo, kad aš
gali ir ten būti. Aš tada taip, ilgą laiką aš taip galvojau, o iki 22 metų aš taip galvojau, kad aš galiu vieną koją ir ten būti, ir ten galiu būti, ir su tais galiu bendrauti, ir tokį žaidimą žaisti, ir tokį žaidimą galiu žaisti, žinai. Čia mano pasirinkimas, kad aš galiu būti, žinai, tai va, bet iš tikrųjų tai nieko panašaus, žinai. Ir 24 metų minėjot, kad sėdot. Jo, už reikia, tu turto prievartavimas ir 4 metus gaunu bausmę, iš jų 3 metai, 4 mėnesiai, man atrodo, kažkur atsėdžiu, žinai. Tai va, jau, tokia jau tikrai rimta patirtis, jau kalimai, tvarkinga tokia nusikaltelio patirtis, žinai. To, ko siekiau, žinai, tą ir galvoju. Ar taip jautėtės, kai sėdot? Kad to siekiau? Jo. Buvo vienas net gyvenimo atvejis, net dabar tai aš labai gerai prisimenu. Tada tai gal net nesudėliojau viską į vieną eilę, žinai, kaip priežastingumo, priežastis pasiekmė. Čia man buvo gal kai net 18 metų, aš buvau pas vieną mano pažįstamą teisme. Jo, ir jie ten tarp narvo, juos ten teisė 5 ar 6 žmonės, ne 18, 19 metų. Ir juos teisė ir vienu žodžiu, aš kažkaip panorėjau, kad va, aš būčiau toks kaip jis, žinai. Tai va, kiek laiko praėjo, tai kiek čia 5 metai kokie yra, taip pat jau teisė mane, jau su draugais. Kalimas tikrai davė brandos, davė tokios atsakomybės jausmo, vis tiek ten jau to iš aplinkoje ilgą laiką gyveni, vis tiek jau turi, ne taip kaip kažkur tai gatvėje kažką tu ten gali brūkt, sūkt, kažką meluoti, ten jau taip nebeišeina, jau toje aplinkoje jau turi laikytis ir to žodžio, žinai, tai tikrai mane subrandina, negali sakyti, kad aš ten viskas blogai, žinai, ne, tikrai ne viskas blogai. Bet nepataisė. Pataisė, juokaujat? Ne, pataisyti tikrai nepataisė. Apaugų ryšys, ten jau, kaip pasakyti, kaip kriminalinis toks, tikrai jau apaugų ryšys, tokiais tvirtais ryšys per visą Lietuvą, jau, žinai, jau tas toks galimybių spektras išsiplėtė, žinai, jau galiu kažką ir tą, ne taip, kad paprastas nusikaltimus kažkoks, kur nereikalauja nei patirties, nei įgūdžių ten jo, kur gali planuoti kažką, uždirbtos pinigus, žinai. Tai čia toks vietoj kažkokios galimybės pasitaisyti, pasitvarkyti yra tiesiog pagreitinimas, įsišaknymas į kriminalinį pasaulį. Jo, man taip įvyko. Man tikrai, man asmeniškai, aš gal kiti kažkokias kitokias patirtis turi, ašgi negaliu sakyti, kad pas kitą kažkaip kitaip. Pas mane buvo taip. Tai tada žiūrėkit, kas buvo, kad ta bausmių sistema kokia buvo nukreipta. Tai buvo bausmių sistema, tai nebuvo pataisos, tai buvo tikrai ten apie kažkokią resocializaciją, tada iš vis jokia kalba ne. Ką jie pasadino ten tą kalėjimą, viskas, tas duris užrakino ir viskas, tvarkyks kaip tu nori, atrakins tada, kada eiti namo reikės. Viskas, žinau, sėdėti čia iki galo, koks man skirtumas, kaip aš ten sėdėsiu, žinai. Ar aš ten tos nuobaudas rinksiu, nerinksiu, man jokio skirtumo. Tai va, tai aš ten toj drusminį grupį, ir tarp kitko prasidėjau 2 metus. O kodėl? Vienas nuteistasis dirba pas mus, gamina valgyti visada, ten kažką ten skalbdavo, plaudavo, tai jisai ten nubėga, pasiskundė, kad jisai ten pas mane dirba. Ir va, už tai mane ten ir mano draugą mus ten tą drusminę grupę uždarė, tai aš ten 2 metus prasidėjau. Tai tos drusminės grupės irgi buvo tik atskiras būrys. Nebuvo kaip dabar, kad ten kamerų režimas, tada pas mus būdavo antras būrys, ten atskiras būrys, aišku, nemažiau vietos, bet iš tikrųjų tai ten rojai, dar toks rojus kampelis. Labai tas, sakau, sėdėjimai buvo visai kitokie, žinai, tie kalėjimai buvo visai kitokie, ten daug tos laisvės visokios, žinai, vis tokių galimybių daug visko, žinai, tai tarpusavį mes juokaudam, kad nesijaučiam, kad esame kalėjime, žinai. Neblogai skamba, bet tai čia man pačiam, aš kaip pasakyti, gyvenau tokiam labai, nematydavau tų pilkos tos masės, nematydavau tiem, kam ten blogai sekas, aš jų net nematydavau visiškai, mes ten draugai kartu ten bendraudam, gyvendam ten, o ten kas už tų ribų man nelabai įdomu būdavo, aš ten matydavau, kad jie ten vaikšto kažkur ten, kažkaip, bet kaip jie ten gyvena, man visai neįdomu. Kitas pasaulis, aš ten kaip noriu, ten saulės deginas, ten futbolą žaidžiu, ten žolytę laistau, ten kažkokią gėlytę auginu, dar ten kažkokią akvariumo žuvytę kažkokią auginu, savam knygą skaitau, savo ten tą susikūręs tokią buvau, kad, tiesiog, toks kaip kurortas, toksai mažas, žinai. Aišku, ten viskas tam kalėjime, ten tarp tų draugų, ten jokai, jokeliai, visokie ten. Tai va taip ir bėga. Ir toj pačioj drausmiai dar net neatydavo tie policininkai, ten jų net nebūdavo praktiškai. Ten. Aš kažkaip tikėjausi, kad ten bus dar sudėtingiau, papuoliau, galvoju, eik savo, kaip gerai. Čia dar lengviau viskas. Man pačiam, sakau, subrandina mane kaip žmogų, kaip vyrą. Sakau, toks būdavo palaida bala. Etikos labai bloga etika.
pas mane, nu, būdavau melagis, toks meluodavau, negalėdavau to išreikšti kažkokių tai tiesiai. Nuo vaikystės tas kaip ėjo, taip girnaėjo viskas, jo. Tai va, nu, tas laikotarpis jau mane privertė kaip įvarė į kampą, kad aš jau turiu toks, žinai, laužyti save ir, nu, eiti link tiesos, žinai, klausinėti, kaip iš tikrųjų yra reikalai, žinai, kad ištiesėti kažką, tai daryti darbą iki galo, žinai. Bet tai čia istorija, tai čia nuo 2000 iki 2004 metų aš sėdėjau. Ką veikėt, kai išėjot? Tai ką, metai laiko, kažkaip taip savo užsidėjau tokį, sakau, 2 metai, jeigu kažkaip nepramuši kažko labai stipraus, taip savo užsidėjau tokią ribą, kad viskas, daugiau nebegaliu. Nes jau 27 metai galvoju, nu, va, čia 2 metus galiu savo leisti, žinai, pasivaikščioti, žinai. Jeigu nieko kažko apčiuopiamo nepasiekiu, tai važiuoju ten į užsienį kažkur, žinai. Tai ten darbo ieškos kažkaip, va. Tai taip ir gyvenau, tai dar metus laiką maždaug ten žolę rūkiau. Ant kalimę, tarp ir visą kitą, ką išmokau, žolę rūkyti. Tai rūkydavau kiekvieną dieną rūkiau. Tai va, nuo pirmo 2000 metų, kaip uždarė, tai pradėjau, nuo 2000 metų pradėjau tenai kalimę rūkyti. Iki to laiko kažkaip alkoholį naudodavau, nu, gerdavau. Pirmą kartą kalimę parūkiau, galvoju, eik savo, kaip aš taip anksčiau nerūkiau to žolės, taip geras, o čia pasijuoki, nei nesąmonikiu, nei neprisidarai nieko, neprišneki ten, viskas tvarkingai, jo pasijuoki ir viskas. Nu tai ką, ir taip prasidėjo pas mane, taip kiekvieną dieną ten kalimę, tai rūkydam ten. Tai va, išėjau, nu irgi tos pas, aš dar kokius metus laiko, gal pusantrų net. Jo, taip kaip atrodo, kad va, nu, taip pat viskas, jo, dieną nerūkai, vakare parūkai, žinai. Aišku, ir tokiu būdu ten ir tos pinigus užsidirbdavau, žinai. Tai tada jau prasideda su narkotikais, dėl to žolę rūkau, žolę prekiauju. Paprasta viskas, turiu tos žolės sočiai. Tai va, nuo to laiko jau prasideda viskas, jau ten visos tos vagystės nueina į šoną, prasideda narkotikai. Pabiški, pagreitis toks į viršų, tada per 2 metus papuolu ten Vokietijai į kalėjimą už dokumentų klastojimą, nu, smulkmenas. Nu, bet kažkaip nusprendžiau, pamatau, kad man nesiseka. Tokį priėmų sprendimą, kad man gyvenime nesiseka. Nes aš papuolu į kalėjimą, žinai, papuolu iš tos kalėjimus, galvoju, bralė, užteks man jau čia tik išėjau, atrodo, jau Vokietijai sėdžiu, po to dar Italijai vėl uždarė. Eik savo, galvoju, kiek aš čia po tos kalėjimus važinėsiu, žinai. Viskas, sakau, viso, griežtai, žinai, važiuoju į Airiją ten. Bum, išvažiavau į Airiją. Kiek jums čia metų? 29, į Airiją išvažiuoju, 3 metus pradirbu. Labai sunkiai per save turi lipti, bet tik tai tiek lengviau, kad manęs nieks nepažįsta, žinai. Tai va, dėl to labai lengviau, žinai, kad negalvoji, kad ten ta gėda prieš kažką bus, žinai. Tai va, tas labai palengvina situaciją, žinai. Aišku, laužyti tai save reikia, tiesiog visada, žinai, su žmonėms santykiai, ten, žinai, tas bendravimas, žinai, neprimušiu kažko ten, žinai, neišaiškinsi, ten, nu, jau turi mokytis kalbėti, žinai, o ne rankų pagalba kalbėti, žinai. Nu, ką būdavau pripratęs, nesugebu išaiškinti, aš ten, žinai, va, iš karto puolu ten į atlapus, žinai. Jo. Nors ir to irgi buvo, ir Airija irgi buvo, ir tokių net ir va, tuose darbuose būdavo ten tų tokių pykščių. Įstojau į universitetą, Kauno technologijas, Kaune, ne akivaizdiniam, bet mano studijas vykdavo, skraidydavau ten, mokiausi. Ką mokinotės? Statybos inžinierius. Mokausi, dirbu, kažkaip ten viskas labai gerai pas mane gyvenime pradėjo sektis, taip kažkaip viskas. Tiesiog atrodo, ko aš dar noriu gyvenime, nebežinau, ko aš noriu, neturėjau fantazijos iš tikrųjų, net nežinau, ką man iš gyvenimo reikia, žinai, toks atėjo laikotarpis, kai išvis net nebežinau, ko man reikia, žinai. Ar čia būsiu laimingas, dar ten kokį 10 000 daugiau turėsiu, 10 mažiau, nežinau, ar man tai teikia laimės, ne. Tai toks savo klausimus pradėjau uždavinėti, galvoju, ko man čia reikia mokytis, o mokslus reikia pabaigti. Nu tai va, įstojau tą univerą, pradėjau mokytis, sugalvoju, kad man jau reikia Lietuvoje gyventi, žinai. Jau viskas, aš čia inžinierius, jau 3 kurse buvau. Grįžtu į Lietuvą, Įgluose, Šiaulių Akropolį stato. Kažkaip žmonių trūko, ten tų inžinierių nebuvo, mane ten, per mėnesį laiką aš ten jau atsakingas už 1 aukštą, žinai. Nu, drąsus, žinai, energijos pilnas, tu irgi, va, to savybę, charakterą, šumas tos statybose, tai, žinai, pravertė, žinai. Tai aš ten labai gerai tą 1 aukštą užbaigiau, žinai, 1 pridaviau. Jo, bet tai pridavėm, ta įmonė bankrutavo su Akropoliu grupų, ten kažką nepasidalino, žinai. Viskas, krizė 8-9 metai, tiesiog viskas užsidarinėjo, nu ir viso. Aš jau tada žiūrėjau, aš ten pajamų nebeturiu, žinai, buvau pripratęs ten taip gyventi, o dabar man jau čia reikia ir šeimą išlaikyti, jau žmona, jau dukra yra, žinai, po biškį dar ten kažką pasisakiau, po biškį pradėjau jau tokius, žinai, kažką į kontrabandą ir viskas, žinai, Norvegija ten, nu vienu žodžiu, jau kilti, augti. Bet kaip tai įvyksta, taigi nėra toks, įsivaizduoju, kad jau šeima, vaikai, apie tai irgi dar pašnekėsim, bet ir kaip jūs tą priimat sprendimą, nes vis tiek. Tai pats sąmoningai, matai, kad, nu, sudėtinga, kad tavo situacija
šiuo metu yra sudėtinga, žinai, ir matau, tik tai vieną kelią, žinai, atgal. Neužteko, žinai, kad vidinių resursų, gal pats savo rankom nemokėjau nieko daryti, žinai. Nesijaučiau toj pačioj įmonį dirbdamas, gal nesijaučiau geras specialistų, iš kur aš ten galėjau geras jausti, žinai, ten metus laiką vos ne vos, žinai, atitraukęs, žinai. Tai va, ten 3 metus atsimokęs, žinai. Jo, būdavo visokių tokių, žinai, nemokėjimas spręsti, nemokėjimas va tas pats, nemokėjimas paklausti, nemokėjimas sužinoti, žinai, nemokėjimas, negalėjimas būti tiksliu. Jo, nes, nu ką, inžinieriniai tie dalykai, daug viskas, žinai, man tai labai daug nerimo keldavo, vidinių tokių, žinai, ten tuos žmonės sukontroliuoti, susidėlioti, žinai, bet būdavo tokių dalykų, kuriuos aš sunkiai galėdavau juos priimti, suprasti, žinai, mokytis, tikrai begalė daug buvo. Tai va, tai gal tas mane privertė tiesiog grįžti ten, kur aš žinau, kur man viskas aišku, žinai, kur aš ten viskas, nu, kaip man labiau, tai man nekelia jokio diskomforto. Jo, kad aš šitą darydamas jaučiuosi diskomfortą didelį, žinai, jo nesuvokiau, kad aš tiesiog tai turiu padaryti, tai tiesiog turiu išsiaiškinti iki galo kiekvieną atvejį, žinai, neskubėti, nenumetinėti, žinai, nu, sakau, daug tokių, žinai, daug trūkumų. Tai... Kaip artimieji reagavo tą jūsų, nes tai vis tiek nevyko per vieną dieną, kad grįžote į nusikalstamą pasaulį, kad po biškį. Tai griuvo pas mane ir santykiai, šeimoje, ten automatiškai viskas, žinai, ja, automatiškai su žmona išsiskyriau su žmona, dar visokių dalykų prasidėjo, žinai, ir ten daugiau alkoholio pradėjau naudoti ir narkotikų, visokių skausmų išvis, žinai, tas, kaip pasakyti, užpuola viskas, žinai, užgriūna vienu metu, visas bėdas, visas problemas, visas mano praeitis, visi tie blogi atvejai, visas nelaimės jau susijungia į vieną ir atrodo, va, čia ir dabar ir viskas, viso, žinai, tai tas toks periodas ir laikotarpis, va, iki Norvegijos sėdimo, iki 14 metų, tai taip, nu, realiai sudėtingas gyvenimas buvo labai, tokio, gali sakyti, vos ant psichopatijos ribos, žinai. Papasakokit daugiau apie tą laikotarpį, tai tuo metu vyksta kažkoks nusikalstamas gyvenimas, žmona pranyksta. Nu tai ką, ten sudėtingi tie santykiai, išvažiuoji, nebūni, mėnesį laiką ten nebūni, telefono neturi, nėra kam nei pasiskalbėti, žinau, nei ką aš darau, nei kas pas mane vyksta, tai visokių ten, žinai, tų idėjų, neištikimybių visokios vaidenasi, žinai, tai vieną kitą mane vis kaltindavo, žinai, aišku, nebe priežasties kaltindavo, tai vat kaupės, aš ten bandžiau, žinai, jėgą išspręsti viską, nu, kaip mokėjau, kaip supratau, kad taip galiu, žinai, neišlaikė žmogus, išvažiavo ir viskas, ir viso, ir ką, lieku vienas ir atrodo, čia tą laisvės norėjau labai, ir va, dabar čia vienas jau sėdžiu namuose, žinai, vieną dieną gal biškį linksmesnė, žinai, po to, žinai, tokia realybė užkloja, ką man dabar daryti, tikslų nebėra, išnyksta viskas, žinai, viskas, kas buvo, žinai, prie kažko buvo nusitaikysi kažką, viskas, nebėra. Tai ką dabar daryti, žinai, naujų nesugalvojau, pasinėriau į ten tuos kaltinimus, skausmo nagrinėjams, kur ten tiesos niekios nerasi, žinai, kas kam, kur kaip, tik tai dar generuoja dar didesnį kiek to pačios, žinai, dar generacija. Nu tai taip ir pravaikščiau 14 metai atsidar dar kalėjime, plius ant tų visą pačią jėdžiausių tų savo būseną atsidar. Nepabėgam dar nuo tų juodų būsenų. Kaip jas malšino, tai alkoholis? Jo, alkoholis, narkotikų ne taip, aš jau toks nelabai man, ačiū Dievui, kad man apart žolės ir ekstazino kažkaip man nelabai visą kitą neprilipo. Tai ten būdavo taip, žinai, karts nuo karto ten su kokia kampanija ten kažkur tai ten. Bet, nu, tai buvo vienetiniai atvejai, kad ten kokainą, amfetaminą, tai ten, nu, sakau, per gyvenimą ten 3-4 kartai kokie buvo. Jo, žolę tą rūkydavau, ekstaziną, taip mėgau ir alkoholį gėriau. Pradėjau daugiau gerti, negerdavau taip, kad ten savaitgaliais ar ten, jo, tiesiog ne nuo ryto, bet tai dienos bėgi pradėjau vakare gerti, ten tie tokie, prasidėjo dažnesni išvažiuoju, užsienis kažkur su savo darbiniais reikalais, aišku, aš ten tada blaivus, jau laikausi disciplinos, jo, baigiu darbus, grįžtu, viso, aš jau pas mane ten viskas atsipalaidavimai, turėjau visokių ten tų hobių, motociklai, vandens motociklai, kateriai, ten nardymai, vienu žodžiu, darydavau, daug veikdavau, žinai. Tai atrodo, ant popieriaus iš išorės žiūrint, tie hobiai šiek tiek brangesni, tai turbūt finansinė gerovė buvo kaip... Gera, viskas tvarkoj buvo, jo. Bet viduje, kaip suprantu, nebuvo... Nebuvo, ramybės jokios nebuvo, nu tai pradėkim nuo tos, kad nuo vaikystės jau pas mane tas pamatas susidėjo, žinai. Tai su to pamatu jisai dar labiau, dar toliau, tų vertybių iškių, žinai, kaip gyvenimą, kas iš tos gyvenimas yra, ką aš turiu daryti, kurią pusę turiu eiti, ką aš turiu gyvenime veikti, žinai. Kas yra gera, kas bloga, kurie sprendimai yra geri, kurie blogi, viskas, nieks neaišku, to aiškumo niekada neatsirado, nes aš jau pats nenorėjau. Aš pats, kada jau, sakykime, jau tam amžiui matydavau, jau pastebėdavau, kad, žinai, vieniems
Va, po skyrybų pas mane prasidėjo klausimai, kad kas čia su manim ne taip. O man su mane pirmatiniai, va, tie, kodėl atsirado. Klausimai, kas čia su manim ne taip, ką aš ne taip darau kitaip, nes va, kiemo draugai ten jie ir šeimą sukūrė, ir gyvena, žinai, ir dirba, ir ten, kaip pasakyti, tvarkingai viskas, be jokių tokių, žinai, ten. O čia pas mane vien, žinai, viskas, aukštinkojam, žinai, braliai galvoja, ir tų kivirčių, ir aplinkoja, ir visokių ten, jo, visko pilna, žinai, nu toks verda, žinai, tai pradėjau ieškoti, kodėl, ai, va, dar teisingai statybose, Šiaulių Akropolį dirbu ir irgi, va, pirmą kartą pastebėjau tarp savęs ir kitų inžinierių, galvoju, va, ateinu į darbą, pasižiūriu, visi švarus, žinai, visi švarys, nu, ten nedarbiniais drabužiais inžinierius vaikštai ten, bet žiūri, jie visą savaitę vaikšto su švariais drabužiais, tas pačiais, aš atžiūriu, visada aš purvinas, kuo čia mes skiriamės, žinai, galvoju, atkreipdėmės, kad aš visur lendu, aš visur einu, visus pastolius lendu, visus plyšius ten, kad man visur viską reikia žinoti, viską pamatyti, viską apčiupinėti reikia, nu tai aišku, iš to susideda, tai žinai, darbo kokybė, bet, nu, tiesiog tas toks emocinis įsitraukimas visada į karočių situacijas. Tai va šitą dalyką pastebiu, va nuo to momento biškutį pradeda, žinai, gal kažkiek save ir laikyti, nu, sekantis etapas, va, po skyrybų prasidėjo jau tas toks jau labiau, galvoju, brale, kaip čia, kas čia, ir ten draugų aplinkinių klausinėjau, gal tu matai kažką, ką aš ne taip darau, žinai, tu man patark, žinai, net va taip pradėjau, jau aplinkos pradėjau klausinėti, žinai. Jo, tai taip įdomi ir aplinka net reagavo, tai net tai su tokiu linksmumu, žinai, gal. Negavau atsakymą realių, tikrai negavau. Ten vieną kartą pas mane buvo atvažiavęs toks draugas užsienį, pas mane gyvena 2 savaitės ir kažkaip su juo pradėjom kalbėti, daugiau ten kažkaip sibendravom, jisai sako, o, pas mane psichologas yra draugas, žinai, iš Panevėžio, žinai. O, brali, sakau, davai, duok numerį, žinai. Man toks iškart noras, žinai, pasakė psichologas, sakau, brali, noriu pasikalbėti, žinai. Tiesiog pasikalbėti, ne tai, kad aš ten matau, kad pas mane iš tikrųjų kažkas yra, žinai, kad va, aš kažką tai turiu. Tiesiog noras, žinai, nu, ten toks psichologas, tai ten pusiau ne psichologas, šiandien dieną gal tai žiūri, tai taip, mėgėjas, žinai. Jo, tai jis man kažkokių knygų biški davė, nu, bent jau kažką, tai, žinai, kaip pasakyti, va, žiūrėk, šitą knygą paskaityk, tai ten tokių, žinai, bent jau truputį į temą. Bet viduje tas noras įdomu, kad pas jūs buvo, kad kažkas yra ne taip ir kad noras išsiaiškinti. Bet atrodo, kad ten nei tie pinigai, nei alkoholiai, nei narkotikai to kažkaip nepavyko nuslopinti. Ne, tai niekada neįmanoma nuslopinti. Kaip to nuslopinsiu? Tai čia, tu kol neblaivus, tol, kaip pasakyti, apgavystė veikia, ne? Apgavoja save. Kas tas yra alkoholis ar narkotikai? Nu, tu blogai jautiesi, tu dabar išgėri, tu pasijauti gerai. Nu, dėl to, kad pamiršai, išsiblaivėjai tu vėl, žinai, psichologinį lygį, sielos lygį, ne? Ta siela vis tiek kančia vyrauja jo. Kūno lygį, tu dabar čia išgėri alkoholį, tą kančią, kaip pasakyti, nejautra tokia biški, iki ryto, tai ten vėl išsiblaivai. Viso, viskas lygiai tas pats grįžta, tu nieko realių veiksmų netlikai. Tvarkos nepadėliojai, neįvedai daugiau kažkokių tai ten tvarkos elementų, nepasiekė kažkokių naujų tikslų, rezultatų naujų neįvyko, žinai, apčiuopiamų, žinai, nuo ko iš tikrųjų siela būna laiminga. O pinigai, va tie kažkoks finansinis pasisiekimas, kažkokių tenais, nežinau kokio lygio, tie pinigai ir turtai pas jūs buvo, bet kažko buvo. Nu tai ką duoda, tokį beprotišką pasitikėjimą savim, žinai, tokie man asmeniškai duodavo, kad kur dar didesnės nesąmonės tada darydavau. Tada iš vis ten, jo nesiekdavau žemės, žinai, ten iš vis, gal atrodo. Papasakokit daugiau apie tą. Gal nusisuks, nelabai noriu, žinok, pasakoti, bet beprotiškų dalykų būdavo, tikrai labai beprotiška. Ten tokio, arti tokių, žinai, arti nežinau, ten mirties paties ar kitų žmonių, žinai. Jo, į tokias destrukcijas, kad ten su ta mašina važiuoja, ten girtas, ten belia kokiais gryčiais, ten, žinai, ten su ginklais, ginklais įgyjau legalų, tai ten, nežinau, su to ginklu, ten visur šlaistydavus, ten, jo, girtas, nu tai ten, sakau, tokių nesąmonių buvau pridaręs, kad Dieve tu mano, žinai. Jo, į kraštutinumus, tai visiškai, sakau, atrodo, tas žmogus gyvulių visiškai kažkokių, žinai. Buvo kažkokių, nežinau, jausmo, kad vyksta taip, kaip turi vykti, kad viskas tvarkoj. Tai aišku, visada galvoju taip, kad pas mane čia viskas idealiai, žinai. Jeigu meluoji savo iki galo, žinai. Jo, be tos iliuzijos, tai kaip visiškai paskėsti tarp kančios, žinai. Tai va, visada iliuzijai turi būti kažkur, tai, žinai. Kaip pasakyti, įsikabinį tą iliuziją tokią, žinai. Jo, kad nepaleidė jos nuo ryto iki vakaro, žinai. Nieko nebuvo, nei žinių, nei instrumentų nebuvo, nieko nebuvo, žinai. Nei aplinkoje neturėjau jokių pavyzdžių, net noro pavyzdžių turėti net nebuvo. Gal
tų pavyzdžių ir buvo, žinai. Buvo ten, atsimenu, žmonos draugė, psichologė, ten knygą tokią padovanoja, sako, žiūrėk, vat, pasako terapija, Marijos Moliskas knygą, pasako terapija. Aš po daugelio metų atradau tą knygą Norvegijos kalėjime. Galvoju, geras, bralė, va tą knygą man padovanoja, pas mane stalčiai prie lovos guli. Ta knyga, aš į stalčiai įmečiu ir viskas. Net nepagalvojau, kaip man žmogus padovanoja. Tikrai gerą knygą, labai gerą knygą. Aš po to ją, nežinau, ten N kartą esu perskaitęs, gal 10 kartų ten išsirasiu, aš studijavęs. Tai va, bet aš tada buvau nepasiruošęs, tikriausiai tam nebuvau pasiruošęs, nebuvo dar noro pasikeis, žinai, kaip obuolys nebuvo dar prinokęs, dar žalias, dar reikėjo biškį daugiau. Tai vyksta iliuzijos etapas gyvenime, suprantu, chaosas, bandot save turbūt įtikinti, kad viskas yra labai gerai, bet iš tiesų nėra itin gerai. Kaip jisai užsibaigė ir kodėl jisai užsibaigė? Norvegijos kalėjimas, papuolo į Norvegiją kalėjimą, daug visokių ten tų verslų, ten palaidė 2 dalykų nesuvestų, žinai, daug visokių, žinai, finansinių dalykų nesuvestų, žinai, šeima ten, dukra kažkur airiai, ten sūnus ten mokosi universitetą, žinai, kažkas jam ten iš atsiskaitimų, ten iš vienu žodžiu skrenda jis ten iš to universiteto, žinai, ir viskas, ir aš dar plus prie viso to kalėjime randuosi, žinai. Nu, mano šeimos visokių sąlygų, verslo sąlygų, žinai, ir sakau, dar prie to viską aš atsiduriu kalėjime, žinai. Plus visas tas chaosas mano vidinis, žinai. Jo, tai mane tiesiog taip priblaškė, kad, nežinau, aš ten pirmą savaitę iš vis, ten vos atrodo sienom ropojau. Paskui atsiduriu ligoninėj, man stuburas išpulėjo. Stuburė tarp kanalo pūlinys atsirado, kažkokiu būdu. Nu tai dėl tų mano tų vidinių tų dalykų, žinai, tai va, ir ką, atsiduriu ligoninėj, grįžti iš ligoninės, žinai, galvoju, brali, palauk biškį, jeigu čia taip toliau, žinai, tai čia viskas bus toj, žinai, tu biškį kažką turi, kažką keist gyvenime, žinai. Tai va, atėjo tokia sąmoningumo akimirkas, žinai, suvokimai, kad, nebegaliu taip, nes matau, kad aš tais neduoda rezultatą, žinai. Kaip pasakyti, tai neini į sieną, ten daužai tą galvą, nei tai sienai, tik tai galvai, žinai. Siena, kaip stojo, taip stojo, žinai. Na ir viso, einu į biblioteką, galvoju, kas čia iš kur mane tas skausmas, žinai, atsiranda. Pradėjau gilintis, pradėjau susirinkti psichologiją, kokias tai knygas radau, ten kelias lietuvių, rusų kalbą, pradedu aš ten studijuoti, atidžiai, nuosekliai. Va, pirmutinis man tas psichologas, ką išmokino mane, kaip mokintis psichologiją. Sako, žiūrėk, tai jeigu tu perskaitysi, tai ten nieko nebus. Tu turi žinoti tiksliai, išsirinkti pats svarbiausias dalykas, konspektus darytis, kaip pasakyti, svarbiausias dalykas turi atsiminti. Jo, kad tai turi būti galvoj, nes va, jeigu su mašina važiuoji, va, kaip pavyzdys, privažiuoji prie sankryžos, prie ženklų kelio ir tu, jeigu tu kažkada buvai skaitęs, tai tau nepadės atsirinkti, kurią pusę sukti. Bet jeigu tu jos žinai, tai viskas gerai, tau padeda vairuoti, tai ir gyvenimai tas pats. Tie psichologinės visos tos taisyklės, jos tokias pat, žinai, jeigu tai aš čia jas turiu, viskas gerai, žinai. Ir meditacija atranda, kvėpavimo pratimą ir atsipalaidavimo pratimą. Tai va, tuo pačiu aš vienas kamerai, vienu sėdžiu, žinai, didelė patalpa, panašaus didelė, gal nedaug mažesnė negu šita patalpa, žinai. Na ir viskas, susidarau discipliną tokia, žinai, kaip sportininkas, man 8 metai to sporto davė tokią discipliną, žinai. Kažkas gyvenime, ką buvo, jie mane grįžta, davė kokį dividentą, žinai, nes nebuvęs, nesportavęs, nedaręs kažką griežtai pagal vieną metodą, žinai, neįsivesi, žinai, savo, taip, tai jau sugebu šitą pasidaryti ir va, 2 metus, ne 2 metus kažkur, 20, 16 mėnesių, 18 mėnesių, tai va taip, dieną dienon, tą patį, per tą patį, žinai, ir viskas, ir jaučiu, kad pas mane viskas geriau, nuostabiau, žinai, aš vis labiau suprantu viską, žinai, aš toks atsipalaiduoju, žinai, tai va, tai išmokau atsipalaiduoti. Ir čia yra Norvegijos kalėjimo. Jo. Dar vienas toks, nenoriu vieno praleisti, turbūt yra etapo gyvenimo, vaikų atsiradimas jūsų gyvenime. Keitė ką nors jumise ar ne? Ne. 2006 metais dukra gimė, bet, gimė, tai taip, kažkaip aš žmoną ten labiau. Taip dabar, blaiviai žiūriu atgal, tai tikrai žmoną augino ten. Dėkui žmonai, kad jinai tikrai buvo už mane daug brandesnė. Jo, nes aš taip, man visai iš finansiškai viskas tvarkoja, aš ten viską laikiau, bet kas liečia, kad ten rūpinimas, ten mokinimo vaiko, ką jis turi daryti, kaip auklėjimą, tai niekur, praktiškai, mažai kur dalyvau, žinai. Ir turite dar vieną vaiką? Ne, sūnus, tai su buvusios santuokos, buvusią žmoną, aš su juos susipažinau, jinai turėjo sūnų, tai jau tokia situacija su vaikais. Tai aš negalėdavau nugalėti savo vidinį pasipriešinimą, žinai, neprimdavau
pasakau, ten kokie santykiai buvo nuo pat pradžių. Vat, nu, dabar aš tą atgal galiu pasižiūrėti, pasakyti, kad vat, kaip kas, vat, pas mane būdavo tokių, vat, nu, kaip kažkas per vidurį. Neįveikiamų, negaliu prieiti, negaliu ten, apie emocijas, jausmus, ten, negaliu perlipti, negaliu. Daug ko negalėdavau, žinai, tiesiog. Nesuvokdavau, kodėl, bet man tiesiog, vat, kaip siena, žinai, stabdo kažką pasakyti, ar padaryti, ar pajausti, ar empatiją kažkokią ten. Ja. Esat Norvegijos kalėjime, pradedat labiau, kaip suprantu, kokybiškiau gilintis. Oi, tai čia viskas. Stiprumas vidinis, žinai, atsirado. Stiprumas, žinai, žinau, ką reikia daryti, kas yra šeima, vat, vertybės tada, žinai, tokios jos sutvirtėja. Koks tėvų vaidmuo, koks ten vaikų vaidmuo, žinai, tai vat, dar, sakykime, taip, ne visai tiksliai, bet bent jau kažkas apčiuopiama atsirado, žinai. Tos knygos davė man tą, davė tos žinių, žinai, kaip žmonės kiti gyvena, kaip jie tvarkasi savo gyvenimus, žinai. Atrodo, bralė, tų knygų aš skaitydavau, ir vaikystėje skaitydavau, ir paauglystėje skaitydavau, ir dar vėlesniam su amžius, ir kalėjimuose, žinai, bet aš skaitydavau taip, kad aš susitapatindavau su tais personažais ir aš bendros tokio, kad ten vat, buvo veiksmas, žinai, tokios sienas, aš kaip į bendrą tokį nesugebėdavau pasižiūrėti. Tai vakar suvokiau, kad aš tiesiog skaitęs vaikydavau su tos personažus, ten būdavau vienas iš jų ten, žinai, arba atvirkščiai. O tada įvyko tokia analizė biškutė, žinai, kad vat, kaip galima gyventi gyvenime, žinai. 20 mėnesių tokio gero laiko, geros analizės. Koks išėjot? Išėjau su aiškia tokia idėja, žinant, ką nori, ką darysi tą patį vėl toliau stipriai. Aš kažkaip gavau čia istorija bus, kad įsigilinote į save ir išeisit save keisti. Pirmos dienos žinau, kad darysiu viską tą patį, ką ir dariau, žinai, ir dabar žinau, kad jau gazas spausti kaip turi būti. Bet... O kodėl visas tas gilinimasis į save nepaveikia? Žiūrėk, ko nebelyka to grubumų mano gyvenime, nebelyka to pykčio, nepykantos, to antagonizmo, ko nebelyka. Nebelyka to, liko tik tai, kaip pasakyti, pinigų uždirb mano darbas, tai mano darbas ir viskas, bet visa kita tai jau nebe mano, žinai. Aš ten tokie santykiai tik tai būdavo, susitvarkau, ką reikia ir viskas, nereikiu ten pasisėdėjimų, ten šeimom bendravimų ar kažkokių ten griežtą tokią taisyklę įsivežiau, kad į savo šeimą šito nebeįvelsiu, žinai, savo šeimos, žinai, tos tokius, žinai, destruktyvius santykius, žinai. Tai čia, kaip pasakyti, tai kritų ilgai žemyn, tai čia per 2 metus galvoju, taip imsi, aš taip ir išlipsi. Žiūrėk, kas svarbiausia dalyka, kas nutiko. Aš gal po kokių 2 savaičių ten pas draugą į Palangą nuvažiavau, mes ten gėrėm, bet svarbiausias dalykas, kad aš gėriu ir man nebepatinka, man galva pradeda suktis ir man panika užeina. Brai galvoju, kas čia dabar daras, anksčiau siekdavau tų būsenų, kad apgirsti, žinai. Tai o čia dabar nebenoriu, žinai. Praeina dar kokį porą savaičių, dar ten kažką pager, bralė vėl tas pats, žinai. Ir viskas, suvokiu, kad čia jau nebe mano, žinai. Tai supranti, aš nieko specialiai nedariau, nelankiau jokių ten anoniminių kursų, nieko nebaigiau. Net poreikio nemačiau, kad mano problema buvo skausmas. Ir savo tų meditacijų pagalba, žinai, aš įeinu į tos būsenas, kur tikrai euforijos būsenas, žinai. Skiriasi biškutė, kur aš čia užpildu tą apgaulę, o ten, kur iš tikro siela iš tikrųjų džiaugiasi. Skirtingi dalykai, tai kaip pasakyti, kol palyginimą negalėjau duoti savo kūnui, viskas gerai. Kaip atėjo palygins, bet irgi aš dar nesuvokiu, kas tas yra, žinai. Tik priemu, kad nafik man tas alkoholis, man nebereikia, žinai. Aš galiu išgerti, bet nebėra reikalas siekti tos būsenos. Aš galiu išgerti 100 gramų, galiu 50 gramų išgerti. Man nebus noro kaip anksčiau, kad aš ten negrįšiu, kol ten ant stalo bus butelių, žinai. Žiūrėk toliau, kas ašgi su ta žolė. Aš dabar su žolė sėdžiu, žinai. Parkų žolės irgi lygiai tas pats, kur mano būdavo išvys, žinai, bralė, aš atsimenu, ten dienas metu ten su draugu parūkom žolės ir bralė, vasarą karštą galvoju, eik savo, reikia važiuoti namo. Kaip tai žmonai pasakyti, kad čia apsirakiau, bralė, gėda, eik savo. Tai ir taip sakau, kai maišą trenktas, negaliu kontroliuoti nieko, negaliu save sugaudyti, žinai. Sienla, kūnas, dvasia nesuina į vieną, viskas kažkur išsibėgioja, žinai. Eik savo, grįžau namo, ten nuėjau namiegoti 7 valandą, atsibundu iš ryto, žinau, bralė, sakau žmonai, žinau, vakar buvau apsirūkęs, galvojau, meluosiu, nesakysiu, iš vakaro galvojau, nesakysiu, gėda, žinai. Iš ryto atsibudau, pasakiau, žinai. Žiūrėk, kas toliau, kokie 20 metai, aš važiuoju iki Amsterdamą, po vakarę po Amsterdamą vaikštau ir
man tas varvės, užalės kvapis pradeda smirdėti. Pirmą kartą pagaunu save, kad man tas jau nebe tai, kad man vilioja. Tas miestas pats tampa toks, žinai, nešvarus, toks bralė, purvinas, ten tos prostitutės, tas, nu, kur mano svajonė buvo. Žiūrėk, kokia, matai, trajektorija kokia, kiek laiko reikia. Nuo 14 metų aš pradedu daryti, mes jau kalbam apie 20 metų. Jo, tai va 20 metai, aš jau pajaučiu tokį šlikštelį šitam viskam, žinai. Žmogui, sakau, bralė, žinok, čia viskas, čia nebe mano. Bet toliau dirbat su tom. Nu, dirba, tai nereikia turbūt prekiaujat tom. Čia 18 metai aš jau buvau pagautas, aš 21 metais pabėgau į Ukrainą, žinai, 21 metai pabėgau į Ukrainą. Kontrabanda. Ne, tai paleidžia mane už užstatą. Už užstatą paleidžia, byla vyksta, na, tai aš, jo, tyrimas vyksta ten, iki teismo, tas ikitinis tyrimas užtrunka, 3 metus užtrunka. Ten kovidas vyko, ten daug reikalų buvo. Na, tai 21 metai aš jau gaunu nuosprendį spalio lapkričio mėnesį. Jo, pabėgau į Ukrainą. Kodėl Ukraina? Tik spontaniškai. Buvau ten kažkokių idėjų, ten turėjau, kad ten pasą pasidarysiu Ukrainai. Tai taip, nepasiruošęs išvis, vat gaunu nuosprendį ir bržiu per sieną. Ir jau ten už 2 dienų aš jau Ukrainai vaikštau Kijevo, žinai. O ką galvojat veiksit Ukrainai? Ta pati išvis ten, tada tai išvis toks pas mane euforijos įplaid, čia kaltinimai tai valstybei, kad mane čia nuteisė, be jokių įkalčių, žinai. Tai toks iš tikrųjų vidinis tiek, kad sakau, dabar viskas, visą Europą užpilsiu dabar narkotikais. Jau aš dabar tam tikrai pasiruošęs, žinai, ne taip, kad biški. Dabar tai jau čia tikrai rimtai reikalai bus. Pabėgote į Ukrainą, tai kažkokie nauji ryšiai, nauja aplinka. Taip, jau tokių projektų jau ten. Viskas tikrai apgalvota, pratingai. Bet kito laiko viskas gerai buvo, tai labai gerai, žinai. Tada sakau, dar čia per šokų per tą sieną, tai toks pasitikėjimas savim, žinai, atrodo viskas nepagaunamas visiškai čia. Dar labiau transformuojasi, dar daugiau kažkokių tokių pergalių, daugiau auga vidiniai tie tokie dalykai auga, žinai, augini savo sparnus, žinai. Bet tai viskas baigėsi, o Ukrainai, atsidarė netikėtai išvis, netikėtai atsidarė. Bute kaimynas man ten pasiūlo, sako, žiūrėk, važiuojam ten į bažnyčią, žinai. Neturiu ką vykti visiškai ten. Gerai, sako, važiuojam, žinai. Važiuojam, nuvežais mane iki Santologijos centro Kijeve. Ir viskas, ir prasidėjo visai kiti dalykai. Bet tuo metu jūs vis dar tame esate tas pats, nuveža į Santologijos bažnyčią. Turiu vieną problemą, aš ten buvau 21 metai bakalauro egzaminą, kaip tik apsigyniau bakalaurą, išlaikiau. Gegužės 26 man padaro nugaros operaciją, o birželio 7 ar 8 kažkur tai tom dienom pas mane bakalauro egzaminas 21 metai. Žinai, po operacijos ten tas toks labai atsistatymas, aš neatsistatęs visai ir man labai stipriai atmintis užlubavo. Labai stipriai atrodo, toks visiškai nebegaliu suprasti, nei laiko, laikė nebesiorientuoja, žinai. Toks atrodo visiškai išplaukęs, žinai, nekontroliuoja situacijos. Ir mane tai išgąsdina labai. Galvoju, brali, kaip aš taip toks gyvensiu, žinai. Tai pradedu galvoti, kaip čia man tą atmintį susitvarkyti, kas čia negerai atsitiko, žinai, tos operacijos metu, žinai, ir ką aš galiu padaryti su tuo. Tai ten pradedu internete naršyti, žinai. Tai pas mane tokia savybė, matai, kad ieškoti. Ne tai, kad palikti viską, žinai, užmes, kas kaip, žinai, bet tai jau išsivysto aiškiai tiksliai tokia, kad ieškau ir iš karto darau, žinai. Randu ir iš karto bandau, žinai. Ne tai, kad ten, žinai, kad kiti ten kažką ten skaito, ten daug bileka, žinai, bet nieko nedaro, žinai. O pas mane, tokio gerų savybių buvo susidėję, žinai. Gal nuo Norvegijos tikriausiai, tas knygas skaičiau, žinai, ir pats, be jokių patirčių, be jokių vadovų, be jokių patarimų, telefonų, nieko nebuvo, žinai. Jo, tai viską pats, bandau taip, žinai. Tai va tikriausiai tas gal tikriausiai ištempė, žinai. Ir pradedu ten po internetą naršyti, ten vieną kažkokį kursą pabaigį, kitą kursą pabaigį, pajaučiu gerėjimą, žinai. Pajaučiu, bet suprantu, kad dar reikia man būtinai, žinai, dar. Pagaunu iš viso man ten tokia, kad galva yra mūsų smegenis pats pagrindinis mūsų varikliukas, žinai. Kad kaip smegenis dirba, tai mano gyvenimo sėkmė, žinai. Dar tokia viena naujovė man. Jeigu sakyti, kaip spintutė, jeigu į spintutę įdėjau obuolį, žinai, atidarai, nori kriaušę išimti, neišimsi kriaušės. Aš suprantu, kad aš taip gyvenime elgiausi, aš visada noriu ten kriaušės, jo tai nėra, žinai. Norint, kad ten kažkokia kriaušė atsirastų, pirmą reikia pririnkti jų, pridėti. Pradedu, žinai, kad tu turi skirtingas informacijas rinkti, žinai, skaityti, daugiau domėtis, žinai, žinojimų, tikslių
nežinojom. Tokių įdomių dalykų man tas atnešė tie kursai. Net ne kiek daug kažkokios, žinai, kažkokių aiškių pratimų, žinai, kažkokios tai, aiškios metodikas, bet va, tos pagrindinis dalykus, žinai, kas tas yra protas, žinai, ir kiek jis vertas, žinai. Toks, kaip sakau, nušvietimas man su to ateina, žinai, aš inžinierius, žinai, aš tada baigiu statybos inžinierių bakalaurą. Kodėl sugalvot, kad jums reikia baigti, nes jūsų kaip ir kryptis pardavinėjimas jau narkotikų ir tame tenais, kam jums dar susigalvoti? Žiūrėk, paleidžia mane iš KPZ po mėnesį laiką už užstatą, aš išeinu, galvoju, girdi, dabar aš išeinu, mane paleido. Nu tai kiek aš čia vaikščiosiu dabar tą gatvę, jeigu tie vėl iš paskos sekios čia, aš manis nepaliks ramybei. Tik aš čia kiek aš čia dar taip jau, tada buvau laisvas, žinai, pagavo, ne? O dabar tiksliai žino, žinai, visas detalės žino, tai kiek aš čia dabar vėl taip atveda, ne? Jeigu aš viską taip pat darau, tai viskas, mano šansai ten minimalus visiškai, žinai. Aš suvokiu, ne tai, kad aš sąžiningai suvokiu, bet aš suprantu kaip strategiškai, kad aš turiu nutraukti veiklą. Nes jeigu aš nenutraukiu veiklos, viskas, viso, čia man, iki gyvos galvos vos negrėsi, žinai. Čia nuo 10 iki 15, dar vieną padarau, dar antras epizodas, dar plius dar nuo 10 iki 15. Tai va, tai pradeda daryti aplinkui, ką aš čia galiu šis gyvenimą, dar plius daryti, žinai, kad ten ar mėtyti pėdas, žinai. Jo, nu taip sakysim, žinai, ir pradėt iš karto dokumentus paėmiau, žinai, ten tą pačią savaitę važiuoju, nuvežu dokumentus, pradedu mokytis, studijuoti, mokausi ten, žinai, kiek įmanoma, kiek man tą galvą leidžia, prarakytą ten kariaudavau su tais mokytais, tais dėstytojais, aišku, matematika man gerai sekėsi, tai kažkaip ir pasibaigiu. Nu ką, atsiduri ten tojam Kijeve su tą pačią idėją, kad man atmintis reikia atminti gerinti. Ir atsiduri ten meditacijos, tose, ten auditingas grupinis vadinasi, bet, paprastam klausytai, kad aiškiau būtų, tai meditacija, sakykime. Atsiduri tą meditaciją ir ten to proceso metu ten, žinai, pasižiūrėk čia, pasižiūrėk ten, aš iš vis komfortą būseną pajaučiu, nes, esu promeditavęs 2 metus ir suprantu, kad tai tas pats tik tai biški kitaip apviniota, kitaip paduota, žinai. Bet čia scientologas reikia. Jo, bet lygiai tas pats, žinai, ir viskas, ir pajaučiu rezultatą, žinai, pajaučiu rezultatą ir galvoju, bralė, čia geras, turiu iki galo, žinai, dabar domėtis, kaip čia, žinai, laiko turiu, kaip tik, save turiu išnaudoti, žinai, ir viskas, užsikabinu ir pradžiai dar ten po truputį, po tų išsibėgėjau, tai kiekvieną dieną ten nuo ryto lik vakarą po 10, po 12 valandų neišėdavau iš tų centrų, ten tos knygas, ten užimtumus, ten meditacijos, vienu žodžiu, viskas iš eilės ir vyko, bet žiūrėk, čia toje vietoje aš tikslo tai nekeičiu, aš tik tai dabar čia biškės tvarkausi savo tuos vidinius reikalus ir aš lėkiu ten, aš lėkiu toliau savo, turiu planų didelių, žinai. Ir ką, tu galvoji, vieną dieną, nieko, tokia pati eilinė diena, kaip ir visas kitas. Tai vieną dieną tiesiog suprantu, kad viskas, aš nebegaliu, kaip aš anksčiau galvojau, kad, žinai, vieną dieną galiu būti ten, kitą dieną ten, o čia suprantu, kad viskas, viso. Dabar arba sakau taip, kaip yra, arba einu tiesiog tiesos keliu, nes netiesa, jinai visada tik tai melas yra, o melas plačiau žiūrint rezultatų neduoda. Jis gali būti trumpalaikis, gali būti ten biškį ilgesnį laiką, bet vis tiek visada būna viskas apsisaka aukštinkojam, žinai. Kaip inžinierius matematiškai pasižiūrėjau savo gyvenimą ir grinai taip įvertinau visai nesažinės pozicijas, iš efektyvumo pozicijas, kad visada būdavau, žinai, kada tik tai kur melas netiesa, visada būdavo blogi rezultatai, ten šeima, ten tas, kaip pasakyti, tokio kaip iš paukščio skrydžio pasižiūrėjau savo gyvenimą. Įvyko toks gebėjimas, kad galėjau taip pasižiūrėti, aš galvos susėmiau ir suprantu, kad viskas, negali nei vienos sekundės praleisti. Aš jau taip jau praklaidžiau 40 kiek ten, 7 metus, žinai, praklaidžiau. Viskas, žinai, sakau, viso, šaika. Aš prisimelavęs, sakau, atsiprašau labai, važiuoju į Lietuvą, sėdėti kalėjimus savo. Nėra jokio pateisinimo netiesą ir melai, žinai. Ar kai esat toje aplinkoje, užsiemat pakankamai kriminalų didesnių, ar ten gali tiesiog pasakyti, viskas, viso gero? Taip, tą ir padariau. O tą pačią dieną tą ir padariau. Tą pačią dieną ten grįžau namo, ten išsiuntinėjau žinutę, sakau, šaika, viskas, ten turėjau kur važiuoti pas ką, žinai, pasakiau, kad žinau, atsiprašau, atvažiuoti nebetvažiuosiu. Aš esu labai laimingas, kad aš taip pasielgiau, tai čia mano pats teisingiausias gyvenimo sprendimas, žinai. Taip džiaugiuosi, kad klausai, dėl ko dabar tas 50 metų, tai žinai, tai suvokiu, kad, žinai, šiandien
šiandienai aš 50 metais būdamas tiksliai žinau, kokios tos pagrindinės darybės, žinai, ant kurių aš stoviu, žinai, ką aš turiu daryti, kai aš turiu veikti, žinai, tai be jokių abejonių, be jokios sumaišties, žinai, tas sumaišties lygis per mano gyvenimą jūs vis labiau kiekvieną dieną vis tvarkau, tai Pasakot aplinkai, kad pabaiga ir tada jūsų Lietuvoje, žinote, laukia bausmė. Jo. Nu kas tas 10,5 metų ten palyginus amžinybę. Tai va. Jūs sėdat į mašiną ir tiesiog išvažiuojate? Ne, tai nebuvo taip greitai, ten dar ten kelius, dar užtrukau, aš ten dar vos ne metus laiką užtrukau, ten dar tokių, jie man ten pasiūlė, ten dar kažkokių kursą pabaigti, ten vieną, kitą, ten, žinai, truko, net nebuvo taip, kad jie mane iš vis uždarė dar. Išėjote iš nusikalstamo pasaulio, tada jūs likot Ukrainoje ir likot Scientologijos dar kažkiek ten tam... Taip, suvokiu, kad jie su jais, jie neduoda man kito šansą, ten su jais neprašauksi kažkaip, neapgausi, nepraslysi, žinai. Yra pas juos tam tikras sąlygas ir viskas, kitaip ten dar bandau ten visai, kad man nereikėtų namo važiuoti, žinai, kad ten su jais būčiau, žinai. Bet ne, nieko. Panašaus ir vienu žodžiu, ką aš ten... Tai metus ką veikėt? Tai sakau, ten dar du kursus baigiau, išpažinti, ten tokią priejau, scientologinę išpažinti, jį ten trūko, ten ilgai, ten gal 2 mėnesius, žinai. Nieko nepasikeitė, aš taip pat vienas ten gyvenau, žinai, aš ten vienas gyvenau su dabartinė žmona, žinai. Jo, tai dabartinė žmona, tai ten šeštadienį, sekmadienis atvažiuodavo pas mane, žinai. Aš Kijeve gyvenau, 100 km už Kijevo. Realiai niekas nepasikeičia, žinai, viskas tas pats, žinai. O kaip žmona išgyvena tai, kad jūs pasakot, kad, viskas, aš dabar keičiu savo gyvenimą? Tai apsidžiaugia, tai ką čia? Tai kažkas suprantama, žinai, ne taip, kad, žinai, sėdi kažkur pabėgęs, išvis nežinai, kada niekas, toj šalies niekas, esame lagis, tu ten kažkokią vardų pavardį išgalvota, ten kažkokiais dokumentais, ten kažkokiais, ten išvis neaiškiais, žinai, nieko neturi, žinai, viskas melas, viskas, žinai. Kodėl žmona buvo su jumis? Turėjo būti gan sunku gyventi su žmogum, kuris gyveno tokį gyvenimą. Neįsivaizduoju, net iš jūsų, aš tai dabar net nepateisinčiau jos elgesio, tai jeigu taip pat gal pasižiūrėčiau. Tai tikrai, žinai, blaiviai pagalvojus, kaip čia gali su tokiu žmogu susiekti gyvenimą, žinai, tai čia iš vis nepratinga, žinai, čia nei protinga, nei atsakinga, nei savo aplinką, žinai, atsakomybės turėtų būti, žinai, įnešu sumaištį, maža kas, tai iš vis kriminalinis nusikaltėlis, neaiškiai tikslai, nei siekiai, nieks, neaišku, bilia kur kiekvienam žingsnį galiu pridaryti, bilia ko, žinai, neprisimdamas jokios atsakomybės, žinai. Bet jinai prabuvo? Tai jinai prabuvo, šaunuolė, tai va, mes dabar maža žmona, mes kaip apsiženė, va, čia Vilniuje jau gyvena. Žmona nudžiunga, kad vyras važiuoja sėdėti 10 metų. Jo. Gyvenimas yra toks, kad tas sėdėjimas 10 metų yra teigiamas. Žinai, tas 10 metų, žiūrėk, tas 10 metų, tai šiai dienai man 4 metai aš turiu būti čia ir po 4 metų, man metai laiko, aš be sargybą keliuosi, žinai, jau į Sniego gatvę, aš jau vaikščiosiu po miestą, dirbsiu darbę, jau vaikščiosiu parduotuvę, sporto klubą, ten, jau gyvenimas prasideda, tai žinai, čia nebe tie 2000-ieji, kad aš sėdėjau. Pasikeitė kalimai, yra išvykas, aš vaikštau išvykas po 3 paras, žinai, 10 parų vaikštau, tai jau viskas kitaip, žinai. Ar čia bus pirmas sėdėjimas kalėjime, po kurio negalvojat, kad grįšit atgal į tą patį gyvenimą? Be šansų, jau tikrai nebegrįšiu. Pirmas sąmoningas sprendimas, toks, kur su tikrai pakankamai didžiulė analizė, su pakankamai didžiulė analizė duomenų, žinių, kas yra žmogus, žinai, kas yra jo siela, kas yra Dievas, žinai. Svarbiausi dalykai, kad aš tikrai neklystu, kad aš, žinai, tikrai elgiuosi teisingai. Nėra, kad aš kažką tai dar galvoju, kaip ten turėtų būti, žinai, ar taip, ne. Šiai dienai pas mane ta struktūra, jinai tokia tvirta, tokia aiškia, kad tiesiog, žinai. O kas dabar jums yra kalėjimas? Dabar savęs gerinimai. Aš kiekvieną dieną tą patį einu savo tikslo link, kiekvieną dieną. Pas mane dienotvarkė surašyta, aš dedu, varu. Bet aplinka tai vis tiek tokia patys žmonės. Tai tie patys, bet tai, jie man netrukdo. Jie man tikrai netrukdo, jie man draugiški yra, aš su jais draugauju, man jie tokie, žinai, tikrai, kuo aš labiau augu, tuo jie man dar draugiškesnį tampa. Tuo labiau suvoki, žinai, kaip tu sakai, tas tikrasis priežastis, suprantu priežastingumą tų žmonių, dėl ko jie ypač taip elgėsi, kodėl jie čia atsidūrė, kas juos privedė, žinai. Tai aš tą viską matau, aš pasižiūriu žmogų, aš žinau, dėl ko jis toks yra. O matot save juose?
Tai faktas, aišku. Ne, tai vat buvo toks laikotarpis, tikrai buvo. Buvo, kai aš save buvau atskyręs nuo jų, kai aš galvojau, kad aš geresnis, žinai, kad aš nebe toks kaip jie. Buvo laikotarpis tikrai tas toks. Bet va čia ne taip senai, prieš mėnesį gal laiko daugiau. Pas mane vyko tas toksai kažkaip suvokimas, kad aš lygiai toks pat, žinai, tik tai man pavyko biškai išsikapstyti, žinai, man pavyko tas varžtas atsisukti, žinai. O kai varžtas atsisukti, viskas, pasaulis nušventa, saulė gerumą pradėjo jaus, laimė, begalinė meilė, viskas tas yra, tik tai buvo viskas užspausta, uždaryta, paslėpta kažkur, žinai. Tai va, tai pas kiekvienas pats yra, tik tai irgi taip pat žmonės iš to nežinojimo, prisuka jo ir ką paskiau pasirinkimo laisvės ant tiek mažai, kad jėmies ir atrodo, kad nebegali nieko kito daryti, tik tai... Esat tas, kuris dabar aiškina kitiem, kaip reikia gyventi? Ne, vat irgi kas dingo. O su šitos supratimo atėjo toksai distantavimas. Ir matai, kaip kam gali žmogui pasakyti kažką, tai ar negali pasakyti, žinai. Būdavo, tikrai buvo tas toksai, kad toksai, prie kiekvieno vos ne įėjimas ir siūlymas ir aiškinimas, žinai, toksai, toks kaip poreiks vos ne, žinai. O čia taip, tokia ramybė, žinai, suvokia, kad yra mano pasaulis, aš ir yra kiti žmonės su savo praeitim. Turi būti tam tikras laikas ir sąlygas, žinai. Jo, geriausiai padėti žmonėm rodyti savo pavyzdžią. Ir tada gal žmogus susidomės, žinai, ir paklaus tavęs, kaip tau pavyko, žinai. Labai daug metų nusikaltimuose ir visame tame. Labai turbūt nesuklysiu sakydamas, kad ir nemažai žalos yra padaryta kitiems žmonėms. Ten materialinės turbūt, bet ir moralinės. Kas tai yra jum dabar? Tai žinojimas, kad esat pakenkęs kitiems žmonėms. Prisijom pilną atsakomybės, darau viską, kad galėčiau, kad atlyginu tą žalą, kitaip sakant. Kas tai yra jūsų galvo? Ar tai yra kažkas, kas... Ne. Tuo momentu, kai tik prisėmė atsakomybę, kai tik tai nebeieškai pateisinama, viskas susitvarka, iškart susiniveliuoja. Blaivus suvokimas, žinai, kaip matematika, žinai. Padariau tiek žalos, reiškia, tiek turi atlyginti. Ir viskas, ir daugiau jokių kitų jausmų nebėra. Nebėra kaltės ten ar ten kažkas. Tai buvau aš. Tai aš buvau, aš tai padariau. Ką aš dabar galiu daryti, galiu atsiprašyti, žinai, ir dar atlyginti žalą. Tai tą ir darau, žinai, daug atvejų, daug čia visko aplinkui ir kiek, ir vaikštau, ir skambinu, ir kalbu, žinai, bet jeigu žmogus priema atsiprašymą, nepriema, žinau, čia kiek kartų buvo, žinau, tu toks pat, žinai, ačiū, sakau, viską, dedragelį. Aš tiesiog pasakiau, išreiškiau, save išreiškiau, ašgi negaliu, kad mane kelkit prie kryžius, aš nepasiruošęs ten, čia visai kiti dalykai. Kai priemi kaltę, nebereikia tau atgailauti ten, kad aš turiu kryžiais, turiu kentėti gyvenimą, dabar gyventi kažkokį, tai ne, atvirkščiai nieko panašaus, daryk gerą žmonėms, kuo daugiau dužmonių padaryti laimingų, žinai, o ne grįžti tą pačią kančią, žinai, ir pardavinėti tą patį, žinai, kad aš dabar turiu kentėti už tai, kad kitus kankinau. Nesutinku su tuo visiškai. Kaip dabar jūsų ateitis atrodo? Puikiai, visiškai. Užvakar gimtadienis buvo, tai sakau, su žmona kalbu, sako, kaip jautiesi, sakau, žinai, kaip žinai, kur yra lobių sala, su didžiuliu lobiu, ir aš sakau, turiu brėžinį ir žinau tiksliai, kad aš iki jo nueisiu. Kaip žmona reaguoja į pasikeitimą tokį jūsų? Tai jinai pati tokia, mes santologas, jinai nuėjo žymiai daug padaręs toj srity. Klyras, jinai pasieks tokią būseną klyras, taip kad pas mus tas bendras realybė, labai daug bendrų dalykų. Bendrais bruožais per daug, žinau, kad apie tai turbūt galėtumėt daug pasakyti, kuom scientologija skiriasi nuo kitų religijų. Ja, kaip religija, tai matau tik tai, kad nagrinėja pomirtinį gyvenimą. Religijos žodžio apibūdinime, kas yra religija. O šiaip tai tikslusis mokslas. Tai tikslusis mokslas. Sakau, man kaip inžinieriui tai va tas užkabino. Tikslusis mokslas, kuris nagrinėja sielą, ko anksčiau nebuvo. Kas yra viso mūsų kūno priežastis, žinai. Mes nuo ko, kas vadovauja, kas ką, ar kūnas, ar siela, žinai. Trumpai, žinai. Tikslusis mokslas, kuris pastatytas ant aksiomų, 196 aksiomas, 24 loginai. Ta aiškias taisyklės tvirtina taip, kad galbūt taip, aiškiai patvirtinta įrodymais, ką galima patikrinti ir išbandyti ir jausti, jo. Kaip atrodys gyvenimas išėjus, ką veiksit, ar žinot? Žinau, tą pačią dieną eisiu, ne tą pačią, gal antrą dieną eisiu darbą, eisiu dirbti. Moku, čia dirbu, dabar atvažiavau Kalime, pradėjau statybininku dirbti, išmokau darbus, statybos darbus išmokau, tinkuoti, dažyti, glaistyti.
plytelės klijuoti. Einu dirbti ir ką, ir toliau mano tas kryptis santologija, tai jau iki pačio viršaus, žinai, kiek tik įmanoma. Mano pagrindinis tikslas su žmona ir mano, tai mes susitarę, tai turiu verslų planų, bet sakau, visų pirma, turiu dirbti. Ja. Bralė, kiek pas mane per gyvenimą ir mano draugų yra milijonierių, žinai, yra vieni turtingiausių lietuvų žmonės. Ir ten palyginti su to, ką aš tenai sugeneruodavau, žinai, nu ten iš vis nėra ką lyginti, žinai. Tai va, tai pirmas tų gyvenime. Aš nesakau, kad aš atsisakau, man kaip tik reikia labai daug daugiau reikia, negu kad aš anksčiau uždirbdavau. Tikrai taip, tą aš padarysiu, todėl kad kitaip žiūri gyvenimą, nereikia slapstytis, man nereikia ten slėpti kažkokių savo pajamų, ten negaliu to pirkti, aš viską galiu pirkti dabar. Jo, drąsiai žiūri žmonėm į akis, jaučiuosi laimingas, laisvas. Dėl ko pinigų reikia? Dėl to, kad kurti, dėl to, kad kitus žmonės daryti laimingus. Kas tie pinigai? Pinigai yra priemonė, žinai. Jo, į savęgi nesukiši, žinai. Tai perlipau per save, pats save pakeičiau, žinai, bet tiem pokyčiam reikia daug žmonėm paaiškinti, pasakoti, rodyti, mokyti. Ko palinkėtumėt žmonėm, kurie eina dabar per tą patį, per ką jūs praėjot? Nebijoti keistis, visada ieškoti kažko tai naujo, žinai, ir išbandyti viską, ir viską bandyti, žinai, ir iš karto vykti, iš karto daryti, ne tai, kad, žinai, po to sunku būna, aišku, ten nenori, aplinka priešinasi, ten, žinai, ten tas, reikia turėti tokio, bet, nu, tiesiog turi nekreipti nieką dėmesį, drąsiai veikti, nes ant kortos pastatytas svarbiausias tu esi, nieks nesvarbu, viskas tik tai tu esi, amžinybė žymiai daugiau negu ta akimirka.